jeigu netgi kalbėtumėm apie tą gamtotvarkinę miškininkystę, ir ypatingai Dzūkijos nacionaliniam parke, kur dominuoja pušynai. Tai bent kiek išmanantis apie gamtą žmogus žino, kad pušynas šiaip savo tolygiai gyvuodamas jis neatsikuria. Pušynai, kaip ir jie atsikuria tik tai tuo atveju, kada įvyksta miške pažaida kažkokia. Tai jeigu tai būtų natūralus veiksmas, tai būtų gaisras, vėjovarta kažkokia ir kenkėjų sunaikintas plotas ir panašiai. Pušis yra šviesamėgių medžių rūšis ir ji niekada ta sekanti karta neaugs, nesivystys po jau esančio miško lapų. Mūsų Lietuvoje vystoma miškininkystė, skaitant ir sovietmetį, yra paimta ta kryptis, kaip dabar populiaru vadinti tvari miškininkystė. Kada dalinai, didesniu ar mažesniu masteliu, tai yra imituojami gamtiniai procesai. Tai kas yra kirtimas pušyne? Pušyne kirtimas yra būtent ir tai ir yra ta pažaida, kuri leidžia naujai miško kartai atsirasti. Kitaip tariant, uždraudžiant bet kokią miškininkystės veiklą, kirtimą, šitie pušynai yra pasmerkti kažkokiai tai stagnacijai ir sunykimui. Arba jeigu jau visiškai po to būtų nesikišama, tai turėtumėm turbūt kažką tai labai panašaus, kas ištiko 88 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, Yellowstone parke, kur ten kelis dešimtmečius didelės teritorijos buvo paliktos tvarkytis gamtai ir turėjo tokį gaisrą, kad aš nežinau, 10 tūkstančių akrų jų matavimo vienetais išdegė. Žmonių žuvo, ten turto buvo daug sunaikinta ir panašiai. Tai ar link to mes einame? Galų gale dabar yra ko neveikiama tai miškininkystė. Atvirai galiu pasakyti, ko neveikiama nuo to statinės. Bet kas sukūrė šitą Mospatą, šitos miškus? Ar ne miškininkai tą sukūrė?